Taip, įrašas pradėtas. Kaip minėjau, dar gal keletą minučių galim palaukti. Ir kol laukime, galime truputį pradėti registruoti dalyvius. Tai aš iš sąrašo, ką matau, prašysiu tiesiog patvirtinti, kad tas, kas čia parašyta, tas anoj pusėje yra. Tai pirmas pagal sąrašą yra, matau, Tomas Rumilaitis. Taip, sveiki, aš esu. Kur yra Asta Stalaučinskinė. Sveiki, taip esu. Paskui man dega Mažųjų Juodiškių 2. Tai reikėtų, jeigu galit, prisistatykit. Labai blogai girdisi. Alvyda Kursakovienė. Kursakovienė, taip. Taip. Malonu. Taip, toliau Nerijus Kručiauskas. Sveiki, taip esu. Norbertas Jedelko. Taip, čia. Taip, pasikeitė sąrašas. Dalia. Prisistatykit, prašau, Dalia. Ar mus girdit? Dalia, ar mus girdit, Dalia? Jeigu susitvarkysit, prašau atsiliepti. Ta prasme, dabar nežinau, ar jūs mus girdit, mes jūsų negirdim. Toliau yra TD, tai turbūt Tadas Dailidėnas spėjo. Sveiki, taip, Tadas Dailidėnas, Kaišiadorių Krikštyno atstovas. Ir ponia Vita Kupčiūnienė, taip teisingai. Taip, teisingai esu. Taip, ponia Dalia, jeigu ten galit kažką padaryti, tai atsiliepkite, jeigu ne, tai nežinau, girdit, ne, tai Pakomentavo čia. gerai, tada rasim. Tai turbūt, kiek čia dar porą minučių lukterkim 5 po, kad būtų, ir jeigu jau niekas daugiau neprisijungs, tai pradėsim. Sveiki, man pavyko kažkaip atmutinti prieš tai O, užstrigę. malonu. Tai būsite Dalia Taip, būsiu Dalia, ūkininkė Dalia Jucevičienė. Jucevičienė, taip? Nu, liko dar kokią minutėlę luktert. Taip, taip, po 4:05 turbūt gal pradėsime jau. Ar visiems matosi ekranas? Taip, matosi. Gerai, tai mes čia susirinkome į biodujų gamybos ir kitos paskirties statinių betano gamybos Paukštininkų gatvė 32 Kaišiadorių statybos projekto viešinimą.
Statytojas šito projekto yra AB Kaišiadorių Paukštynas. Statytojo atstovas, nežinau, kurį čia mes turim netgi 3 juos, tai yra tiek Tomas Ramilaitis, tiek Nerijus Kručiauskas, tiek Tadas Dailidėnas. Aš būsiu susirinkimo pirmininkas Ernestas Gegeckas, projektuotojo atstovas. Susirinkimo sekretorius bus Norbertas Edelko, irgi yra projektuotojo atstovas. Datą. Informuojam, kad bent jau aš kaip projektuotojas iki šios dienos nei raštu, nei kokią kitą formą negavome jokių nei pasiūlymų, pageidavimų ar prieštaravimų. Taip pat informuoju dar kartą, kad šitas viešo susirinkimo metu bus daromas įrašas. Ir apie viešą susirinkimą buvo paskelbta tiek savivaldybės puslapyje, tiek patalpintas skelbimas šalia sklypo, tiek išsiųsti registruoti laiškai kaimininėms besiribojantiems sklypams. Apie patį projektą. Dabar projekto lokacija yra Kaišiadorių Paukštyno antrinė įmonė iki pavalda priklausančiame žemės sklype, Paukštininkų gatvėje, netoli Kaišiadorių Paukštyno paukštidžių. Sklypo unikalus matote. Žemės sklypo plotas yra apie 12, beveik 13 hektarų. Jeigu žiūrėt apie padėtį aplinkui, tai sklypas randasi praktiškai esamo paukštyno apsuptyje. Čia geltonai pavaizduoti yra paukštyno pastatai ir statiniai. Yra artimiausias gyvenamasis namas yra už 550 metrų kažkur šitoj teritorijoje. Sklypas pats yra tokios nelabai taisyklingos formos, besiribojantis su kitais žemės ūkio paskirties sklypais arba miško masyvais. Paties sklypo paskirtis yra kita pramonės ir sandėliavimo teritorijos. Taip kad šitam objektui jis yra tinkamas. Pačiam sklype yra numatyti statiniai, kur yra sklypo planas, tai mes turime pirmą statinį, tai yra žaliavos priėmimo ir sandėliavimo laikino pastatas. Toliau eina rezervuarai įvairūs priėmimo, jeigu pradėt nuo priėmimo mes atvažiuojam, yra keliuku. Turime sandėliavimo priėmimo pastatai, kurie yra atvežamos išverčiamos vištų mėšlas, karvių mėšlas. Jeigu skysto žaliavos atvežamos, jos yra išpilamos į buferinę talpą, kuri numeris 4 čia pažymėta. Priežiūrai, sakykime, taip yra operatorius, kuris yra toks administracinė pagalbinė patalpėlė, kur būtų operatoriai, tai va numeris 2 jisai pasitinka, palydi krovinius ir panašiai. Numeris 3 yra pagalbinė tiesiog sandėliavimo pastačiukas susidės kažkokiem tai daiktam ūkiniams ir panašiai reikalingiams. Toliau eina proceso pastatai, tai yra maišymo rezervuarai, siurblinė, talpos hidrolizės vadinamos tokiam procesui, kuris kaip ir pagreitina pirminį tą tokį augimą, valo šiek tiek patį azoto šalinimus ir panašiai, yra bioreaktorių statiniai. Tai yra tokie rezervuarai. Mes apie kiekvieną plačiau paskui aš sustosiu, dabar tik tai, kad įsivaizduot lokaciją. Toliau yra atidirbusio substrato buferis, biofiltras, gaisrinis rezervuaras ir lagūna iš atidirbusio substrato skystos dalies saugojimui pusės metų laikotarpį. Toliau mes turime daugiau mažiau tą vizualinę medžiagą aplinkoje, tai vėlgi tas pats matomas sandėliavimo pastatas, įvažiavimo keliai, tarnavimai, buferiniai rezervuarai, siurblinė, bioreaktoriai, lagūnos vieta, dujų valymo stoties vieta, sandėliavimo pastačiuko.
toks daugiau, vėlgi tas pats pakartotinai vaizdas, kad visiems įsivaizduotai, vat, mes vėl turim tą vat, sandėliavimo pastatas, vat, buferinės talpos, jos vis uždengtos, sandėliukas, dujų valymo įranga, bioreaktoriai, lagūna, priešgaisrinis rezervuaras. Ir čia skirtingais rakursais turim tos statymus. Jeigu mes priėjom prie žaliavos priėmimo apdaromo pastato, tai yra apie 1300 kvadratinių metrų ploto sandėliavimo pastatas, į kurio paskirtis yra trumpalaikiam atvežtam saugoti ten iki savaitės laikotarpį sausam mėšlui, tiek paukščių, tiek karvių, atseparuotai sausąją dalį, kurį irgi išvežame, ir pridengti, kad nesisklaidytų irgi tie yra maišymo buferinės talpos, kurios yra maišomas žaliavos. Šalia pastato, kaip rodžiau, jam plane yra numatomas biologinis oro valymo filtras, kad sumažinti sklindančius iš pastato kvapus. Biologinis valymo filtras yra tiesiog toks daugiau dėžės su dvigubu dugnu ir užpildais ten, organiniais, tai būna visokie tais skiedros, šaknis, žievės ir panašiai, kuriuose gyvena tam tikros rūšies bakterijos, kurios valo orą besifiltruojantį per juos. Toliau mes turime bioreaktorių statinius paminėtos, tai yra cilindro formos kaip taisyklė, šiuo atveju numatytas gelžbetoninis rezervuaras, jisai dengtas membraniniu stogu. Membraninis stogas, jisai turi tokią kaip dvigubą membraną, kuri tarnauja kaip pasigaminusių biodujų sukaupimo rezervuaras, jisai kintamo lygio, gali ten reguliuoti slėgis ir panašiai. Buferiniai rezervuarai, tai jie turi, irgi yra dažniausiai gelžbetoniniai, gali būti gilinti daugiau mažiau į žemę, turintis tiesiog brezentinį stogą, kad kvapų kontrolė, kad jie nesklistų aplinką ir tiek, bet jau kažkokių dvigubų membranų nebesideda, nes juose dujos dar nesirenka. Lagūna, tai yra dvigubos membranos, kaip čia, bet net trigubos galima sakyti membranos lagūna, tai yra jie yra pilamos atidirbęs substratas, jis yra pilamas tarp plėvelių ir tokiu būdu tie kvapai ir panašiai jinai nesklina, kaip ir stogo neturi, bet jinai skaitoma kaip uždara lagūna, nes jinai su aplinka kontakto neturime, tos skystį sandėliuojame tarp membranų. Toliau mes turime biodujų valymo įrenginius, kurie iš pačių bioreaktorių paima tas dujas, labiau išgrynina, tai yra atskiria juose esantį metaną nuo kitų didesnių dujų, tai yra CO2, sieros vandenilio junginių ir panašiai. Tai grubiai tariant, tai yra toks kaip dujų filtras, yra skirtingos molekulės yra dujų pagal dydį, tai kaip tiesiog per sietą atsisijuoja, grubiai tariant, kaip rutuliukai įsivaizduota. Ir didesnis pasilieka vienoj pusėje, mažesnis kitoj pusėje ir taip yra atskiriamas. Toliau mes turime avarinį dujų fakelo kaip statinį, kuris yra skirtas sudeginti perteklinį dujų kiekį, jeigu kartais mes jų pasigaminame daugiau negu galime dėl kažkokių tai priežasčių nebegalime jų paduoti į tinklą, tai yra jis ar tai gedimai linijoje ir panašiai, tai tokiu atveju tas perteklius yra sudeginamas avariniam dujų fakeliu. Tai dabar apie pačią jėgainę, tai ir yra toks, minint nuo tos fakelo, tai yra tokie tam tikri saugumo lygiai. Tai yra mes, jeigu turime bioreaktorių, mes jį uždengiame kupoliniu stogu, po kupoliniu stogu mes sukaupiame tas dujas ir naudojame jas išvalę, tiekiame į tinklą. Jeigu, kaip minėjau, kažkur užkyla slėgis ir mes pasigaminame daugiau dujų, negu galime suvartoti, mes turime avarinį dujų fakelą, kuris sudegins perteklių. Jeigu ir tas neturi, kupolinis stogas turi avarinį vožtuvą, kuris saugo, kad tiesiog nebūtų
per didelį kiekį išeinantis į aplinką, tai yra apsauginis vožtuvas, kuris numeta papildomą tą atsiradusi viršslėgį dujų į atmosferą tiesiog. Jeigu kalbėt apie pačius slėgius dujų, ta prasme ir panašiai, kiek ten mes turime toje sistemoje pagamintoje, tai mes po kupolu turime kažkur apie 3 milibarus yra slėgis tos, kuris palaikomas. Jeigu tai palygint su buitiniais tokiais dalykais, tai mes dujiniai virykliai turime 30 milibarų, dujiniam katile kažkur apie 130 milibarų dujų slėgis yra sukūrimas, kad degtų tie renginiai. Tai, nežinau, patys pastatai, tie, kur mes turime, jie bus dengti skarda, tiek sandėliavimo būdu, tiek didysis žaliavos, tiek mažasis. Reaktoriai irgi yra apšiltinami ir padengiami skarda, kokia tai spalva bus pririnkta deranti labiausiai prie aplinkos. O pati privažiavimo zona, kurioje mes daugiausiai intensyviausias tas transportas vyksta, tai bus betoninė danga, kad būtų ilgaamžinė. Kituose keliukuose, kurie skirti labiausiai tik tai aptarnavimui, tai reiškia, jeigu kažkokią reikia įrangę remontuoti, prieit, pasižiūrėti, kažką pamatuoti, tai yra žvyro ir skaldos keliukai. Nežinau, turbūt apie pačius statinius ir apie projektą būtų tiek, nes apie procesą, apie eismą, apie aplinką ir taip toliau, tai buvo ankstesni visokie pristatymai, kur buvo atliktas poveikio aplinkai visuomeniai vertinimas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kiekvieno jų metu buvo pristatoma veikla, kiekiai, transporto srautai suskaičiuojami, garso sklidimas į aplinką, teršalų sklaida ir panašus dalykai jau atlikti kitose etapuose. Tai dabar būtų turbūt laikas klausimams. Tai prašom, Asta. Labadiena. Vyriausia architektė iš savivaldybės, čia Asta Stulučinskienė. Žodžiu, o gal galėtumėte vis tiek dar pristatyti, kad ir sakote, buvote pristatę praeitose etapuose ten, ką nuveikėt ir kaip, bet tai gal čia ne visi girdėjo, tiesiog ne visi buvo, tai galėtumėte galbūt ir šiame pristatyme trumpai apie tuos kiekius transporto, iš tikrųjų žmonėms įdomu ir dar taip pat informuoti, ar buvo gauta kažkokių iš visuomenės pasiūlymų. Ne, kaip ir pradžioje minėjau, nei elektroniniu paštu, nei telefonu ar dar kokiais kitais būdais aš negavau pasiūlymų, ar pageidavimų, ar pastebėjimų. Tai gerai, tai jeigu tada dar pristatytumėte tuos trumpesnius, tai dar tada vieną galėčiau irgi dar paskui vieną visuomenės tokį nuogastavimą pasakyti. Tai gerai, tai laukiam. Tai sekundėlę aš turėčiau tada susirasti iš buvusių pristatymų skaidrės. Tai buvo pristatomi ne kartą visuomenėje apie pačią veiklą. Aš net nežinau, čia Tadai, ar aš galėčiau turbūt ar praleisti, ar apie patį paukštyną, ar čia irgi reikia pasikartoti šitoje vietoje, nežinau, kaip Jūs manot, kaip čia būtų pageidautina. Sveiki dar kartą, aš manau, kad didžioji dalis, tiek ponia Asta turbūt irgi yra mačiusi tą pristatymą, tai aš manau, kad apie grupę mūsų yra informacija vieša, kadangi esame Kola Group
dukterinė įmonė, kaip Kaišiadorių Paukštynas, ir visada galima naujausią informaciją pamatyti internete, kadangi esame listinguojama įmonė. Tai aš manau, kad pagrindiniai klausimai ir tie nuogastavimai Astos buvo dėl transporto ir žaliavų, tai aš manau, kad galima pradėti praleisti tą apie įmonę ir kalbėti tik tai apie tuos klausimus, kurie yra rūpimi. Apie žaliavas turbūt ir apie transportą. Gerai, bandysiu greitojų būdų tada susirasti. Tai gal dar kartą pasikartosim, grįšiu prie kažkada tai rodytų tų skaidrių apie patį procesą koncentruotai. Tai vat, vėlgi mes turime, reiškiasi, žaliavų prieimimo etapą. Tai yra, jis gali būti skystas, kietas ir panašiai. Tai jeigu skystas į buferinį talpą supilamas, atvežamės automobiliais cisternose. Jeigu ten yra kietas, tai yra jau dengtais automobiliais, yra savivaršiais, kurie išverčiamas sandėliavimo pastate. Paskui yra žaliavos papildomai, jeigu reikalinga, smulkinamos, maišomos ir tiekiamos į reaktorius arba vadinamas fermentatorius. Ten vyksta, grubiai tariant, povimo procesas, kuris kaip ir aplinkoje natūraliai yra dvi jo fazės, būna arba deguoninė aplinkoje, tai yra bet kokia organinė medžiaga, galutiniam rezultatai suskyla į anglies dvideginį, vandenį ir kitas ir neorganinės liekanas medžiagas. Tai tik tai jie būna du skirtingi būdai. Taigi, jeigu mes turime deguonies aplinkoje, tai kaip būtų mūsų kompostavimo dėžės ar panašiai, kur papildomai siekiama, tai mes gaunam kompostą, tą patį anglies dvideginį ir vandenį. Ir derlinga žemė prisotintą trąšomis. Jeigu mes ją supilame į reaktorių, kuriame nėra deguonies, tai yra šiek tiek kitos rūšies bakterijos gamina ir tada tam procese mes turim tarpinį rezultatą metaną. Mes turim metaną, CO2 dujas, vėlgi tą patį vandenį ir neorganinės liekanas. Tai taip pat tas gaunamas trumpai yra dujos, kurios surinkama po kupolais ir paskui jau su tom dujomis jos valomas, po to tiekiamos į tinklą arba ten gali būti tiesiai deginamos ir panašiai. Ir išeities produktas yra iš esmės ta pati trąša, kuri išpilama laukuose. Žaliavos, kaip minėjau, gabenamos yra sunkvežimiais dengtais arba skysto žaliavos atvežamas prie cisternomis. Dabar aš tik tai bijau dėl tų maršrutų. Mes čia turėjom vietas, iš kur mes turėtumėm vežti ir aš kiek prisimenu, paskutinio pristatymo metu jis buvo suradę kažkokį kelią, kuris neina per patį miestelį, jeigu tenais, kas iš vietinių, tą dar Tomai, jeigu galit pakomentuoti. Aš neprisiminsiu tų kelių pavadinimų, o dabar nesu prie kompiuterio, tai tų ir kelių maršrutų nesu pasiruošęs, negaliu telefonu čia pateikti. Jo, aš papildant Tomą, tai galiu pasakyti tai, kad susitikimuose su visuomenė metu buvo nuogąstavimas dėl kelio einančio per pačius Kaišiadorius ir buvo atsižvelgtas prašymas, kad per centrą, dabar aš irgi taip tiksliai nepasakysiu, būtų važiuojama, kuria gatve. Tai buvo rastas kompromisas ir jis buvo pristatytas visuomenė ir daugiau papildomų klausimų esame negavę, bet detaliau tikslesnės informacijos aš taip irgi negaliu taip greitai iš galvos irgi pasakyti. Tai mes šitoje vietoje turime tas iš aplinkinių kelių transportą, tai mes vidutiniškai prisideda apie 38 tik tai sunkvežimis mūsų atveju, kas sudaro nuo 0,5% iki 4% padidėjimą tik tai transporto šituose srautuose bendrai, kas yra dabar. Tai jis yra visiškai neženklus, lyginant su to kelio apkrovimo, jis kažkokio tai esmingo dalyko nedaro tose keliuose.
Jeigu reikalinga kažkaip papildomai, mes galime tą informaciją dar iš praeitų susirinkimo koncentruotai surašyti vienoje vietoje ir išsiųsti elektroniniu paštu ir panašiai kažkam tais. Bet tam man reikėtų žinoti, kad jūs pasakytumėte man kažkokiu tai būdu arba į čatą surašytumėte elektroninius paštus, kam būtų aktualu, kad atsiųstumėm šitą informaciją. Jeigu reikia ten konkrečiais Kaip maršrutais, tai, aš kiekiais. galėčiau, irgi, va, kiek matau, kaip yra čia surašyta, tai maršrutai, kad Kaišiadorys Antakalnis, Kaišiadorys Žiežmariai ir Kaišiadorys Palomenė visi yra valstybinės reikšmės keliai, bet jie visi eina per gyvenvietės. Vienas kelias Kaišiadorys Antakalnis, tai bus vis tiek per Antakalnio gyvenvietę važiuojama. Kaišiadorys Palomenė bus atvažiuojama per Vytauto Didžiojo gatvę. O Kaišiadorys Žiežmariai, tai per pačius Kaišiadorys bus važiuojama. Tai čia nėra nei vieno kelio, kuris aplenktų miestą ar miestelį, pavyzdžiui, gyvenvietė Antakalnį. Čia, nėra kito patekimo. Tik tai pro gyvenamas teritorijas. Ne, tai čia turbūt yra tais įprastais keliais, bet aš sakau, mes ten poveikio visuomenės sveikatai rengėjai ir poveikio aplinkai rengėjai buvo ten tos maršrutus peržiūrėję atidžiau ir buvo pasiūlyti alternatyvūs variantai maršrutų. Mums tik dabar, šio pasitarimo metu tai nėra taip greitai surandama informacija, tai mes ją galim tik tai atsiųsti papildomai. Tokių kelių, nėra daugiau alternatyvių kelių. Geležinkelis nebent. Geležinkelis. Tai galiu tik pakartoti, sakau, ten buvo peržiūrėta, tai atsiųsim. Tik tai čia Asta jums ar dar kažkam reikėtų adresuoti? Tai nežinau, galit man atsiųsti, jeigu niekam daugiau. Taip, nes tai papildomai jūs tada persiųskit, bet šiaip tai visa vieša informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atranką ir jos išvados yra oficialiai skelbiamos. Dar papildomai galiu paminėti, kad visa informacija apie projektą irgi yra viešinama ir mūsų tam projektui sukurtam tinklalapyje. Tai su juo galima susipažinti, o kaip ir Ernestas minėjo, visa informacija buvo pateikta poveikio aplinkai vertinimo viešinimo būdu ir visi klausimai, kurie buvo iškelti, jie buvo atsakyti ir mes daugiau pastabų dėl jų nesame gavę. Tai aš galėčiau dar vieną nuogąstavimą gyventojų, nes šiandien buvo atėjęs vienas tarybos narys ir irgi perdavė gyventojų tokį kaip paklausimą, pastebėjimą. Žodžiu, buvo pastebėta, kad poveikio aplinkai vertinimo dokumente yra rašoma, kad visi ten rezervuarai, ten buferinis rezervuaras, lagūna, viskas yra uždara. O projektiniuose pasiūlymuose, kurie yra viešinami, yra parodyta, kad ten yra atviros talpos. Tai čia šitą dalyką norėtume irgi išgirsti. Tai kad ne, mes visur rodome uždaras ir vizualinėje medžiagoje, gal čia kažkaip traktavimas, nežinau, čia kaip čia pasakyti, gal tam, kad parodyt bioreaktoriaus diametrą, tai turi parodyti jo pjūvį, tai taip, šitoje vietoje jisai rodomas kaip apvalus, matosi jo siena, bet tai nereiškia, kad jisai tampa dėl to atviro. Aš nelabai galėčiau. Čia gal ne apie bioreaktorių kiek, bet apie buferinį rezervuarą. Aš galiu pasidalinti medžiagą, kuri buvo jo viešinta. Tai mes kaip ir visuose aprašymuose tas pats yra. Šitoje vietoje yra galbūt, kad matytųsi daugiau įrengimo ir panašiai, bet jis yra visur paminėta, yra uždengiama ir tikrai neturi būti niekur kažko tais. O lagūna ten ta, kur yra tokia 14 numeris. Jo, tai jinai čia plane, mes viską rodom tiesiog užtrichavę. Čia reaktorius, tai mes turim pavaizduoti kažkaip jo skerspjūvio, grubiai tariant, formą. Visi rezervuarai turi stogus, kurie pavaizduoti. Čia taip pat mes turim sandėliavimo pastatą.
Čia administracinė, čia vėl sandėliavimo, čia turime maišymo ir šitas talpas ir hidrolizės. Va šičia, va Ir taip, čia va čia mes lagūna. turime Taip. lagūną, kur, kaip čia pasakyti, tos plėvelės sunku galbūt parodyti, bet čia mes turime, kaip ir minėjau, 3 sluoksnius pervelių ir pilama yra tarp jų. Tai čia, nežinau, čia yra tas punktyras, galbūt reikėtų suprasti šitą vietą kaip. Tai Bet čia kaip matosi tik apatinė dalis, o ta viršutinė, va ten tas, pavyzdžiui, viršuje, tai nėra, kad būtų va kažkoks kas yra virš, medalio. ką turit viršai, tai jas, sakau, jos punktyros, yra parodė, yra 2 Taip. sluoksniai apačioje ir O vienas viršuje. horizontali linija, kuri pati aukščiausia yra linija, čia yra kas parodyta, čia yra. Čia yra vamzdynas Taip, aplinkui o einantis. parodytas kažkoksai uždengalas, Ne, tai dangalas. uždangalas yra ta punktyrinė linija, kuri, iš esmės, jinai yra judantis daiktas. Jinai pradžioje, kaip ir rodžiau nuotraukas, jinai kol tuščia iš viso guli dugne, pradedi pildyti, jinai kiek kyla kartu su skysčio lygiu. O vamzdynas jis yra perimetrų skirtas, kai mes išvežame, vadinamą hidrauliniam maišymui. Tai yra šitoj vietoje mes atidarome šitą sklendę, jeigu taip trumpai papasakot. Tai yra, netgi jeigu taip tiksliau, tai yra tarpinė viršutiniam sluoksnis per pusę metų nusistovi ten šitie visi drumzlės labiau į dugną, skaidresnis sluoksnis yra viršuje, tai atidaroma yra viršutinės dalies vamzdis, kuris prisipildo šitas šulinys tada tos nuskaidrėjusio vandens labiau šitą vietą, tada siurbliais jis yra paduodamas ir atidaromas tam tikro eiliškumo tos sklendės, kur vamzdynai visi eina ir paduodama to žiedų vanduo, jis yra pučia ir dugne tiesiog išmaišo tą visą pakelia dumblą, kad būtų vienodai išmaišytas. Ir tada, kai jau yra išmaišyta, atidaroma ta didžioji sklendė ir jau tada pompuojama į cisternas ir išvežama. Čia tokia kaip ir maišymo sistema pavaizduota. O tos membranos, reikėtų suprasti, yra ta punktyrinė linija ir čia išrašytas ties 3 yra pilama tarp jų. Ten yra aiškinamuosiuose raštuose ir paminėjama. Tai galėsim dar papildomai atsakyti. Ačiū. Nes, pavyzdžiui, vizualizacijose tai taip lyg atrodo, kad čia tikrai kažkokia kaip ir. Tai jo, bet, kaip sakau, jinai yra, jeigu jinai, kada darai vizualizaciją, jeigu darai po to, kai išvežiai, tai taip ir atrodys, jinai duobėje, nes skysčio nėra, jinai gulasi į vidų ir pildantis, jai pilnėjant apie lėvelį, tik tada kyla į viršų. Aišku, ačiū. Ar būtų daugiau klausimų, pastebėjimų, ar kažkokių neaiškumų, ką reikėtų dar labiau paaiškinti, parodyti? Matau naują dalyvį, tik tai mes ne visus dabar atsiradusius. Taip, yra prisistatyti, paprašysiu, yra MK kažkas tai. Ar girdimus? Trumpinys MK, ar girdite mus? Ar galit prisistatyti? Toliau mes turime atsiradusius Šarūnė Juozapavičienė, taip? Kiek žinau, čia bus irgi statytojų atstovas, taip? Taip, statytojai. Ir papildomai mes turime ponas Vytautas Bendikas, atrodo teisingai taip užrašyta. Ar teisingai, ar girdite mus? Teisingai viskas, Vytautas Bendikas, taip, ten parašyta viskas, taip? Labai sunkiai jūs girdime, jeigu galite ar arčiau kalbėti, ar... Labą dieną. Ar girdime? Taip, girdime. Čia kas būtų? Čia Gražina Tenditienė. Man pirmą kartą, kai jūs pateikėte tos projektinius pasiūlymus, tai iš karto užkliuvo irgi būtent tas dalykas dėl
dėl maršruto, dėl visų žaliavų, biomasės tos atvežimo iki to objekto, taip pat ir statybos metu, ir eksploatacijos objekto metu reikalinga bus, reiškia, kažką transportuoti. Tai vat labai įdomu, kadangi šitas objektas randasi miesto teritorijoje, tai labai trumpai tai peržvelgiau projekte pateiktą informaciją ir neradau maždaug apie esamos kelių infrastruktūros panaudojimą šio objekto ir statybai ir eksploatuojant. Ir neaišku, kokiu maršrutu, kokiais keliais, gatvėmis bus ta žaliava biomasė į objektą pristatoma. Ten minima, kad bus nuo 38 iki kartais iki 55 vienetų sunkiasvorių automobilių per parą. Tai pakankamai intensyvus toks eismas susidarys. Ir dar tokios mašinos, ne eilinės, ne lengvieji, bet sunkiasvoriai, reiškia transportas. Tai ar bus per kelių kategoriją pakankama tokiai apkrovai? Nes neaišku, kiek šie keliai tarnaus būtent esant tokiam apkrovimui ir ar nereikės ten kokie kažkurio tai laiko naujas gatves įrenginėti. Tai dar kartą, jeigu galit, aš neišgirdau jūsų vardo pavardės. Gražina Bendikienė. Bendikienė, o vardas? Gražina. Gražina, taip. Tai aš noriu pasakyti kad mes šiandien dienai tai pristatome pačius statinius kaip projektą, kaip ir statybos, o visi veiklos organizavimo klausimai buvo pristatomi ir sprendžiami tiek poveikia aplinkai vertinime, tiek visuomenės sveikatai vertinime. Ir mes ne visai galime dabar pakartoti šitų dalykų, nes ten visai kiti žmonės darė ir kad nepateikti prieštaringos informacijos per šį pristatymą, bet kaip kalbėjome anksčiau, mes galime jums pakartotinai atsiųsti tos išvadas ir ten tuo metu pristatytus tos ir kelius, ir maršrutus, ir viską, kas susijęs su veiklos organizavimu. Tai tik tam man reikalinga būtų, kad į chatą ar panašiai parašytumėt arba padiktuotumėt elektroninio pašto adresą ar kažką, kur galėtumėm jums tą nusiųsti. Mums elektroninių laiškų paklausimą. Bet man atrodo, gal aš ir klystu, gal čia vyriausia architektė išsamiau išdėstys. Man atrodo, kad šitie dalykai turėjo būti pristatomi, ta būtent infrastruktūra esama ar projektuojama turėjo būti projektinių pasiūlymų sudėtyje. Ne, mes kalbam apie infrastruktūrą, tai yra apie veiklos organizavimą šitoje vietoje, tai jisai buvo pristatytas detaliai poveikia aplinkai vertinimą, nes jis susijęs kaip vežama, kur vežama ir panašiai, tai netgi už šio statinių ribos yra. Mes, jūs dabar keliate klausimą apie infrastruktūrą, kuri yra už nagrinėjimo sklypo vietovės. Apie eksploatavimą, kadangi visą tai susiję. Aš sutinku, bet tai ir buvo atlikta pirmaisiais žingsniais dar iki suplanuojant statinius. Tai yra jau ta išnagrinėta būsima veikla, kad būtų galima tos statinius čia projektuoti ir nagrinėti detaliau. Viską suprantu, kad ten reiškia planuojama ūkinės veiklos vertinimas ar atrankos išvaida, kad ten yra šitie klausimai nagrinėjami, bet reiškia ką, brėžinių lygyje tas turi būti atlikta. Tai yra sudėtis projektinių pasiūlymų, man atrodo. Tikrai ne. Tai šitoje vietoje mes per kur važiuojam maršrutai, jie yra, neapima, mes nagrinėjom, kas yra statoma šitam sklype. O ta veikla, kuri sukelia tam tikrą neigiamą poveikį ir panašiai, šitoje vietoje buvo nagrinėjama visų tų poveikio aplinkai vertinimo metu, kuri ir buvo, kokie darys poveikį aplinkiniams gyventojams, miestų ir panašiai šitoje vietoje. Tai tas buvo detaliai nagrinėjama atskirais etapais iki projektavimo. Būtent, taip sakant, vizualizacija irgi nėra to, tai vis tik tai pats laikas nagrinėti šitą klausimą, dabar kol yra sprendžiamas projektavimas ir visi tie dalykai, nes po to, kai kitus visuomenį visi tai sakau, tai yra miesto teritorija. Čia daug žmonių suinteresuoti, gal ne visi jungiasi, gal ne visi žinojo. Kaip ir aš irgi paskutiniu metu tik tai susižinojau kelios valandos, valanda prieš pradedant šitą aptarimą.
Ir kaip daugelis dar gyventojų, o paskui žmonės atsibunda ir visi, supranta, visi nusitaikė tada į savivaldybę, kas kur kaip kada ir kodėl čia žodžiu neišspręsta. Jie skaito, kad savivaldybė turi tarkim išspręsti tokius klausimus. Tai ar nelaikas, bet jums pateikti šitą dalyką prie projektinių pasiūlymų, išnagrinėjus, per kur jūs vešite ir kur važiuos, per kokias gatves konkrečiai važiuos šitas transportas. Nes aš kaip suprantu, vietoj Kaišiadorių Faustinas, Negerelis Faustinas, jums ten gal kokį 0,01% tos žaliavos pateiks, o gal ir visai nepateiks. Ir jūs visą masę turėsite. Ne, tai netiesa. Tai pats Kaišiadorių Paukštynas tikrai ne 0,0 kažkiek, tai yra didesnioji dalis yra iš vietos. Ir papildomai yra tik tai iš kitų, taip pat įmonės susijusių ūkių, ne visai svetimų. Bet aš čia vėlgi dar kartą pasikartosiu, kad taip, mes šiandien pristatome jau patį projektą, pačių sprendinius sklype, statinius sklype, o visą tą veiklą ir kokį daro jinai poveikį, tai buvo specialiai tam skirti ir medžiaga ruošta specialiai, ir specialiai daromi pristatymai ir panašiai, ir specialiai daromos analizės, tiek triukšmo sklaidos, tiek kvapų, teršalų sklaidos. Tai taip, tai yra visiškai atskiras procesas, kuris, taip, jūs domitės dabar, kokį poveikį darys visas šitas objektas aplinkai, bet dar kartas, kokias buvo jau prieš tai detaliai analizuojant, prieš perinant į projektavimo etapą, kur jau tiesiog projektuoja jau konkrečiai statinius, jau atsižvelgęs į išvadas tuos prieš tai išnagrinėtos veiklos poveikio. Su trūkumais jūsų projektinių pasiūlymų parengti, būtent šitas dalykas turi būti numatyta, ta infrastruktūra šitam objektui eksploatuoti ir statyti. Ne, tai mes neprojektuojam atskiros naujos infrastruktūros, mes naudojamės esamomis gatvėmis ir esamą infrastruktūrą. Jeigu mes projektuotumėm naujus kelius ar panašiai, tai jie čia būtų atvaizduojami, bet mes neprojektuojame nei naujų kelių, nei gatvių, nei komunikacijų kažkokių atskirų šitam objektui. Tai taip, aš suprantu, kad turės pateikti reiškia tie keliai, visi keliai ir vietinės reikšmės keliai ir valstybinės reikšmės keliai, jie turi savo savininkus. Ir kaip tie savininkai reaguos į tokį, reiškia, padidėjimą. Tai savininkai derins projektą nustatytą tvarką, mes jį pateiksime į infostatybą ir šitoj vietoje jie visi bus irgi informuoti ir savininkai bus pristatomi arba panašiai nustatytais reikalavimus. Jeigu nederės, tai sakau, pats laikas pateikti ir informuoti žmonės. Žiūrėkit, mes turime daryti tuos žingsnius taip, kaip nustatyta. Tai mes pradžioje išnagrinėjame yra veikla, tada išnagrinėjimas poveikis aplinkai, tada gaunamos išvados, kad ta veikla čia iš esmės galima, tada suprojektuojami statiniai ir tada gaunami leidimai, pritarimai ir derinimai jau konkretiems statiniams. Tai mes tas žingsnius taip ir žygiuojame. Sakytų, vyriausia architektė, pasižiūrėjus į reiškia projektinių pasiūlymų ten reglamentavimą, ar privalo būti ta infrastruktūra numatyta, bet būtent rengiant objektų į projektinius pasiūlymus. Man atrodo, kad turi būti bent jau aptarta aiškinamajam rašte ar kažkokio transporto, ten, žodžiu, kažkokio siekimo dalyje kažkokiai galbūt. Turi šitas dalykas aptartas būti ir turi būti visuomeniai pristatytas. Tai gal ir ačiū tada. Aš norėčiau susisiekti su vyriausia architektė, gal jinai paskui pasiskaitys, tiesiog mane informuos asmeniškai. Ar turi būti ar neturi būti išspręsta projektiniuose pasiūlymuose būtent šita dalis. Tai jūs galite pasitikslinti jo, aš šitoj vietoj tik jau gal kelintą kartą kartojusi apie tai, ką mes teikiame ir ką viešiname. Tai dabar, nežinau, man labai reikia tik tais konkrečiai suprasti, ką mes turėtumėm išsiųsti papildomai tą informaciją, ką mes kalbėjome apie anksčiau atliktus viešinimus, tai yra tiek poveikia visuomenės sveikatai, tiek poveikia aplinkai vertinimo, kur buvo nagrinėjami šie srautai. Tai aš matau elektroninį paštą tik tais Artūro ir buvo pasakyta, kad architektai išsiųsti. Ar tai viskas, ar dar kažkam turėtume išsiųsti?
Aš nežinau, Artūras nusiunčiau ten jūsų nurodyti tuo elektroniniu tos suprojektavimu, tą Eglę L, atrodo. Tai kitą išsiunčiau savo paklausimą. Aš turėčiau patikrinti. Ten labai, labai trumpai parašyta ir galbūt nelabai išsamiai. Bet Ne, aš nemačiau dar tokio laiško, jis galėjo būti. aš matau, kad jis man iškeliavo. Gal galit bent kuo man parašyti į chatą kokio pašto iškoti, filtruoti. Gražibendė turbūt. Gražibendė, eta, ir Gmail. Jo. Gražibendė, eta Gmail.com. Graži. Vienas žodis, gražibendė. Labai fonuoja, aš neišgirstu niekaip. Jūs turit galimybę parašyti dabar į tą langelį, kur yra chatas, kad šitoj vietoj. Va, dabar matau, yra. Bet jūs čia šiandien siuntite ar čia pakartojate? Gražina Bendikienė, taip? Taip, taip. Šiandien išsiunčiau, nes sakau, nespėjau sužiūrėti, kad praeitą Jo, dabar aš matau. Tai aš šituo elektroniniu paštu mes ir atsakysime papildomai. Viskas? Jo. Tai rezimuojant, 3 laiškus turėtum išsiųsti architektai, jums ir Artūras. Jei kažko neminėjau, dar pasakykite. Tai jeigu daugiau klausimų, pastebėjimų nebeturime, tai tada norėčiau turbūt baigti viešinimo procesą. Kadangi buvo ir informuoti per savivaldybę, informuoti sklypų kaimynai registruotais laiškais. Tai visuomenė buvo informuota tinkamai ir susirinkimą skelbėm įvykusi. O toliau pagal nustatytą procedūrą, tai išsiųsime atsakymus elektroniniais paštais ir teiksime savivaldybėje ataskaitą šio susirinkimo. Sveiki. Sveiki. Norėjau paklausti, o dabar, tarkim, statybos metu žemės, vis tiek, kadangi vyks statybos, reikės pašalinti būtent augalinį sluoksnį, ta prasme, ir žemės kasimo darbai, ta prasme, vyks, kur dės perteklinį gruntą? Ar tam pačiam sklype skleis, ar... Kadangi mes turime beveik 13 hektarų sklypą, o dabar taip tiksliai neatsakysiu, bet mes kokį 20%, jeigu dar net mažiau turbūt tik tai užima jėgainė tos sklypo dalies, tai tos vietos mano galva yra pakankamai bent jau juodžiamio išskleidimo ir sandėliavimo tikrai. Tai ir plus, kai Šėtorių paukštyno teritorija apskritai, čia, nežinau, tą dar kažkas nesumeluoti, tai ten aplinkui jau jūs turite vien tik tai savo laukų turbūt 100 hektarų ten skaičiuojasi, turbūt, jeigu nedėlė. Taip yra, bet nes nuo praeito karto jų vežimas buvo kelis kartus laužytas kelias, kur žmonės naudojasi. Bet tas kelias yra, aišku, paukštynų priklausantis, bet remontuoti kažkaip tai tenka patiems gyventojams, kurie čia nesaplinka naudojasi tokiu liuku. Todėl ir kyla klausimas, kur bus dedamas gruntas, ar nereikėtų patiems pasidėti prie tų paties keliuko tvarkymo. Tai, nežinau, aš čia turėčiau statytojo nuomonės atsiklausti, aš galiu pats fantazuoti, bet būtų gerai, kad statytojas paminėtų, kur toks jo planas būtų padėta. Mano galva, jis tilptų tam sklype. Tai aš pakomentuosiu, Ernestai. Ačiū už klausimą. Tai kaip ir Ernestas minėjo, visas juodžemis, kuris bus nuimamas nuo
statybvietės, tai jis planuojamas yra sandėliuoti, išskleisti esamam sklype, kadangi, kaip ir Ernestas minėjo, sklypas yra tikrai gan didelis. O dėl priežiūros kelių, kurie ir nuosavybės teisė priklauso ir Paukštynui, tai Paukštynas stengiasi tvarkyti, aišku, tuos kelius ir daugiau kažkokių komentarų aš dabar šiai dienai negaliu taip atsakyti daugiau. Ne, man buvo tik tai esmė, aš patį gruntą sakau, kur įdės, nes vis tiek yra didžiuliai kiekiai, kurių reikės, skaitai, arba išvežti, arba vietą kažkokį paskleisti. Tiesiog norėjau pasitarauti. Nebus biškai laikinai pablogintas tų bendro keliuko naudojimas. Vis tiek, bet kokiu atveju mes stengsime esamą infrastruktūrą saugoti ir stengsime tikrai nepabloginti esamos situacijos. Dėkui už atsakymą. Tai tiek viskas, ar dar bus kažkokių klausimų, kas dar nesuspėjo? Tai galim skelbti turbūt, kad susirinkimą baigtą. Ačiū visiems. Visiems gero likusio vakaro. Ačiū Jums labai. Gerai. Viso gero. O mes dar projektuotojai vis tiek palauksime iki dar 8 minutės, iki 5 valandos, kad būtų ta konkrečiai bendra valanda, jeigu kažkas dar būtų vėluojantis ar pasirodytų. Viso gero. Viso. Tomai įrašas tebeina iki 5.
Taip, niekas daugiau nepasirodė, tai baigėme įrašą.